Pamenat, pasakau, kad viena pusė yra Audriaus norai, kita pusė yra mano įsivaizdavimas, tai einam pasižiūrėsim, kaipgi atrodo Audriaus namas. Įėjus didelė sieninė spinta daiktams sudėti, katilinės patalpa ir iškart prasideda miegamieji. 2 vaikų miegamieji, čia pagrindinis antmazgas vaikų svečių tualetas, o įėjus iškart atsiveria taip pat didelė erdvė su aukštomis lubomis. Lubų aukštis čia yra 3,80 m, gyvenamoji erdvė yra 3 m lubos. Visur vyrauja dideli langai, pietinės pusės terasa ir atskiras tėvų miegamasis su drabužinė ir atskirų sanmazgų. Tik įėjus, iš karto drabužinė, vienoje pusėje yra sanmazgas, kitoje pusėje yra tėvų miegamasis. Kas čia yra labai gerai ir patogu, jeigu vienas miega vis dar, jam nereikia keltis į darbą ar neturi kažkokių reikalų, savo ramiai miega, kitas savo ruošiasi, rengiasi ir keliauja gerti kavos. Iš miegamojo taip pat yra išėjimas į lauko terasą, kas irgi čia yra privalumas šitame name. Virtuvė modeliuojama kampu, čia turėtų atsirasti sala ir visa jau gyvenamoji erdvė. Kadangi jau matėte abu projektus, abi namo pusės, kviečiu ir jūs išreikšti nuomonę, pasidalinkit, kuris gi namas jums labiau prie širdies.